Manau, dažnam iš mūsų vaikščioti miške sutemus nėra pats maloniausias jausmas, bet koks keistesnis garsas ar šlamesys krūmuose gali mus labai išgąsdinti. Na, o šiandien noriu Jums parodyti keistą vaizdo įrašą, kuris užfiksuotas Lenkijos miške 2020 metais. Vyras eina tamsiu mišku ir tolumoje išgirsta kažkokio padaro rėkimą. Pasišvietęs žibintuvėliu pamato baltą siluetą, kuris šiurpiai urzgia. Vyrui neliko nieko kito, tik bėgti kuo toliau. Na, o kaip Jūs elgtumėtės šioje situacijoje? Ar bėgtumėt, ar bandytumėt prieiti arčiau ir išsiaiškinti, kas tai? Tas pats autorius įkėlė dar vieną vaizdo įrašą. Teigia tvarte išgirdęs keistus garsus ir nusprendė patikrinti. Galbūt tai tas pats padaras, kuris buvo sutiktas miške. Lauksiu Jūsų nuomonės komentaruose apie matytus vaizdus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.